su jumis HD Media LT pokalbių laida Pokalbiai su HD Media LT. Šiandieną kalbėsime apie IPTV. Labai aktuali tema ir labai daug sulaukiu klausimų. Ar medijų centruose galima integruoti kažkokius IPTV servisus? Savaime aišku, kai kurie medijų centrai jau tiesiog turi IPTV servisus ir jais galime naudotis, bet pagrinde IPTV servisai yra mokami. Jeigu jūs norite kažką tai tokio pamatyti, internetinės televizijos kažką gero, už tai reikia mokėti, tai yra kažkokie tai abonementiniai mokesčiai. Bet pagrindinis klausimas yra ne tame, kad ar IPTV televizija yra ar nėra. Medijų centrai jau šiais laikais visi turi. Kas liečia Android medijų centrus, tai su Android medijų centrais yra viskas paprasčiau. Ten tiesiog jūs einat į Google Play marketą ir įsirenkate kažkokias IPTV programėlės, kurias instaliuojate į patį grotuvą. Tai androidinis renginys, androidinės programos. Tai viskas priklauso, kad jūs androidinės programas instaliuosite, tokias IPTV ir žiūrėsite. Kitose grotuvose tiesiog yra numatyti kažkokie tai IPTV servisai. Bet tie IPTV servisai, pagrinde, tai yra būna rusų kalba ir dar kartą rusų kalba. Dėja, viskas yra rusų kalba, ir anglų kalba. Labai žmonės domisi ir labai mes klausinėja, o kaipgi yra su lietuviška televizija. O su lietuviška televizija yra šiokios problemos. Tai yra lietuviška televizija, jeigu jūs norite žiūrėti, jums reikia pirkti galą. Taip, reikia jums nusipirkti galą, bet tą galą galima, tą galą galima prisijungti prie medijų centrų. Tai yra, jūs turite kažkokią tai programėlę, tai medijų centruose yra, tai yra medijų centrai supranta VLC programos playlistus, tai yra grojaraščius. Todėl jums reikėjo tiesiog susirasti kažkokį, tai yra, jeigu jūs esate galo abonementas, tai jūs galite pasidaryti tam tikrus playlistus, tai yra grojaraščius, ir juos prijungti prie medijų centro. Tada medijų centras tos grojaraščius įrodys. O žiūrėti tiesiog nemokamai televiziją, kas liečia, lietuvišką, automatiškai reikalingi grojaraščiai. Jeigu jūs tos grojaraščius randat, tada jokių problemų, jūs tos grojaraščius prijungit ir žiūrit. Asmeniškai aš nesu radęs kažkokių tai lietuviškų, būtent, grojaraščių nemokamų, tai yra būtent lietuviškų IPTV televizijų. Jeigu jūs turite ir žinote tos grojaraščius kažkokius, tai būtinai parašykite komentaruose, kad aš turiu grojaraščius ir galiu jais pasidalinti. Tai bus neįdomu ne tik tai man, bet ir kitiems, kadangi mes gyvenam Lietuvoje ir norėtųsi tiesiog pamatyti daugiau tos lietuviškos televizijos, nors, kaip jau sakau, tai yra nemokamos turio nebūna ir ką aš esu radęs, būtent kas liečia lietuviškas transliacijas, tai jos buvo nestabilios, tai yra vieną kartą rodo, kitą kartą nerodo. Dabar kas liečia medijų centrus. Medijų centrai iš tikrųjų yra skirti medijų failų peržiūrai ir garso failų klausimai. Tai realiai, ką galiu pasakyti, kad būtent IPTV televizijos funkcionalumas tai yra pridėtinė funkcija. Tai viskas priklauso, ar jūs turite grojaraščius ar ne. Už mano nugaros čia stovi toksai grotuvas kaip Aura HD International, čia yra Ukrainos kompanijos grotuvas pagamintas. Jisai turi IPTV televiziją, jisai, kaip sako, 800 kanalų, tai yra medijų centro kažkas tai tokio. Jūs jį nusiperkat ir jo yra vienintelis privalumas tuo, kad jis rodo nemokamus kanalus. Tai yra viskas pas jį jau yra surinkta, tiesiog viskas surinkta. Jūs jį prijungiate prie interneto, jisai pasiima tam tikrus playlistus, kuriuos sugeneruoja šitą kompaniją, kuri ir pardavinėja šitos medijų centrus, būtent Aura HD International. Ir jūs matot tuos srautus. Dabar žmonės sako, jeigu aš nusipirksiu šitą grotuvą, tai turėsiu šiokių tokių problemų, kad aš sumokėjau pakankamai didelę sumą, o ar tikrai visą laiką tai jie bus rodomi nemokamai? Taip, galiu pasakyti, jie iš tikrųjų bus rodomi nemokamai, tol, kol tie srautai eis. Tai yra, čia yra
šitas grotuvas rodo nemokamus srautus, kurie yra internete. Tada, aišku, čia yra rusiškos programos, ukrainietiškos programos, arabiškos programos, tai yra lietuviškos, aš irgi taip pat neradau. Taip, kad iš esmės tai yra, na, kaip pasakyti, tai yra rinkinys programų tam, kurių jums nereikės ieškoti. Nors iš tikrųjų, jeigu jūs neturėtumėte šito grotuvo, tai galėtumėte patys nueiti į internetą ir patys ieškoti atskirai tam tikrų playlistų, susirasti tuos playlistus, prijungti prie medijos centrų ir juos žiūrėti. Tai yra šitas grotuvas, kaip IPTV grotuvas, kuris jums jau viską padaro, jis yra specializuotas ir tam peržiūrėjimui. Na, realiai tai būtų vienas iš paprasčiausių variantų prisijungti IPTV televiziją, jeigu jinai jūs domina. Na, o mokami servisai, juos galite susirasti internete, tai yra Kartina TV, Novaja TV. Aš vis tiek kalbu, tai yra visgi rusiškos televizijos transliuotojai. Jeigu jūs rusišką televiziją nedomina, tai realiai jūs galite naudotis tokiais grotuvais kaip Sode TV, tai yra labai puikus grotuvas, jisai yra kodė sistemos ir jisai turi tam tikrus pluginus, jūs tos pluginus susisinčiat ir galite naudotis taip pat IPTV televizijos. Bet čia jau IPTV televizija bus ne tik tai rusiška, bet ir užsienietiška. Prancūzų kalba, anglų kalba, vokiečių kalba. Tai yra šitas grotuvas jums bus, na, tiesiog žymiai geresnis. Tai taip pat playlistų nereikės ieškoti, kadangi playlistai kaip jau ir bus jau pačiame grotuvė. Tai yra pluginuose, kuriuos jūs instaliuosit į pačią sistemą. Na, pigesnis variantas turbūt būtų Medijos grotuvai, tai yra Q serija. Tenai jau galima androidinį, kaip kalbėjau, tai yra androidinės programėlės atsisinčiat, įsidedat ir naudojatės IPTV televiziją. Tai tiek. Daugiau nekalbėsiu, kadangi aš manau, kad aš apie IPTV televiziją jau kaip ir pasakiau, ką galima su medijos centrais ir kokie yra pagrindinės rytis ir kaip galima tą IPTV televiziją. Jeigu jūs turite kažkokių tai įdomių nemokamų IPTV listų, tai būtinai parašykite komentaruose. Na, komentaruose galite nerašyti, tai eikit pas mus į forumą www.hdmedia.lt/forumas. Tenai nueikite pas mus į forumą, parašykit. Mačiau, kažkas tai jau klausinėjo, kad ar turite lietuviškus playlistus, tai duokit ne tik lietuviškų, bet įvairiausių playlistų. Tai yra, pasižiūrėsiu ne tik aš, bet ir jūs visi. Pasidalinkite šito video su draugais, pažįstamais kaimynais, galbūt jiems bus šita informacija įdomi, galbūt kaip tik jie kažkokių tai IPTV televizijos sprendimų ieško, ir galbūt IPTV televizijos sprendimai juos tenkins tai, ką mes galim pasiūlyti. Na ir šiuo metu pokalbį su hdmedia.lt baigėme. Jeigu patiko, tai būtinai paspauskit, kad patiko. Jeigu nepatiko, laukite kitos pokalbių laidos, gal jinai bus žymiai įdomesnė. Tada galėsite paspausti, kad patiko. Ačiū už dėmesį. Sėkmės!